Biblija. Senasis testamentas. Kodėl žmonija iki šiol tiki kažkada tai žiauriausia sukurta žmogaus pasaka? Kodėl Dievas iki šiol yra laikomas didis ir visa žinantis, jeigu jis net nesupranta, iš ko susidaro šviesos spinduliai? Dievas tarė, te atsiranda šviesa ir atsirado šviesa. O tai kur šviesos šaltinis? Fizikos ir chemijos žinios prieš 2000 metų dar neegzistavo taip, kaip egzistuoja šiandien, tad žmogui paaiškinti nesuprantamus dalykus buvo pasitelkti dievai. Bažnyčia Dievą kuria kaip gerą ir viską suprantanti bei atleidžianti, bet ar iš tiesų taip yra? Šiuose serijose pabandysime tai išsiaiškinti. Kitiems man girdint, jis įsakė, eikite paskui jį ir žudykite, nesigailėkite nieko, žudykite senius, jaunuolius, mergaitės, vaikus ir moteris, todėl aš siųsiu tau kardą ir sunaikinsiu tavo žmones ir gyvulius, Egipto žemė bus tuščia ir apleista, tada jie žinos, kad aš esu viešpats. Ji geidė savo meilužių, kurių kūnai kaip asilų kūnai ir sėklos plūdimas kaip arklių. Taip, tai puikiausias įrodymas, kad prieš 2000 metų tikrai egzistavo zoofilija. Išgersi ją iki dugno, šukes nulaižysi ir draskysi savo krūtis, nes aš taip pasakiau, sako viešpats Dievas. Kad sukelčiau rūstybę ir įvykdyčiau kerštą, leidau Jeruzalei kraują pralieti ant plikos olos, kad jis nebūtų pridengtas. Dievo žodis. Ir tai tik keletas pastraipų iš daugiau nei 1000 puslapių knygos. Tai ar iš tiesų tas Dievas toks geras, didis ir visa žinantis? Panagrinėkime Bibliją ir galbūt rasime atsakymą.